Sveiki visi! Po ilgos pertraukos grįžau į kanalą. Tiesą sakant, turėjau mažai laiko skirti kanalui ir turiniui, bet neseniai mano transporto entuziastų komanda ir aš sugalvojome naują projektą - tai filmuoti apžvalgas, kitaip tariant, instrukcijas naujiems autobusų ar troleibusų vairuotojams, kuriuose paaiškinsime, kas ir kaip veikia ir už ką atsakingas kiekvienas mygtukas. Iš esmės tai yra tos pačios apžvalgos kaip ir anksčiau ir jų trukmė vidutiniškai buvo nuo 6 iki 8 minučių, bet dabar jos yra patobulintos, optimizuotos ir labiau apgalvotos. Ir dabar jūs galite pirmą kartą galbūt išgirsti mano balsą. Tikimės, kad šis projektas bus sėkmingas, kad jums jis patiks ir tikimės jūsų palaikymo. Tai manau pradėsime po truputį. Tai šiandienos apžvalga, kaip jūs matėte nuotraukose, yra apie Solaris Urbino IV18. Tai šis autobusas buvo įsigytas ir atvyko į Lietuvą 18 metais rugpjūčio mėnesį. Autobusas buvo pagamintas Lenkijoje irgi 18 metais ir iš viso Vilniaus viešasis transportas įsigijo apie 50 tokių autobusų. O dabar šiek tiek apie techninės specifikacijas. Autobuso variklis yra DAF MX11 250 H3. Variklio tipas yra Euro 6 cilindrai, galia yra 251 kW, 306 arklių galia. Variklio darbinis tūris yra 10 837 kubiniai centimetrai. Degalai yra dyzelinas, pavarų dėžė yra Voith D864.6 4 greičių ir automatinė. Autobusas turi 3 duris, yra 3 ašių ir 18 metrų ilgio. Manau, kad apie autobusą pasakiau pakankamai, todėl galime pereiti prie įdomesnės apžvalgos dalies. Tai yra vaizdo įrašas. Y'all ready for this? Y'all ready for this? O dabar, kaip ir sakiau, papasakosiu jums šiek tiek apie tai, kas yra kabinoje ir kam skirti įvairūs mygtukai. Kas ten vyksta per magiją fantaziją, nežinau kaip jūs manot, bet mes pasistengsime viską parodyti, ką mes galim. Tai va. Štai nuo 1 iki 3 yra durų mygtukai, tai yra pirmosios, antrosios ir trečiosios durys. Mygtukas numeris 4 yra atsakingas už visų durų atidarymą ir uždarymą. 5 mygtukas valdo pirmojo durų skydelius. Tai reiškia, kad galite daryti tik kairįjį skydelį, tik dešinįjį skydelį arba visus pirmųjų durų skydelius. O mygtukas 6 yra skirtas autobuso aukščio reguliavimui. Pavyzdžiui, kai kelio būklė nėra gera, tai ten neįmanoma kažkaip važiuoti, ten kažkaip sunku, ne?
Tai galite paspausti šį mygtuką ir autobusas pakils, bent kažkiek. Tai kai autobusas pasiekia 300 km/h greitį, jis turėtų nusileisti automatiškai. 7. mygtukas taip pat nuleidžia autobusą beveik dešinėje pusėje. Jis dažniausiai naudojamas autobusų stotelėse, kad būtų lengviau įlipti į autobusą arba įvežti vežimėlį. O 8. mygtukas, tai naudodami torpedos viduryje esantį ekraną su mygtuku numerio 9, galite naudoti mygtuką numerio 8, kad nustatytumėte pasirinkimą skydelyje, kalbą, posūkio signalo garsą, jungti arba išjungti ir skydelio ryškumą. Apskritai, ekrano nustatymus, pavyzdžiui, lankiklį perkelti į viršų arba į apačią. Mygtukas numerio 9 yra prietaisų skydelio viduryje esančio ekrano valdymo mygtukas, leidžiantis peržiūrėti nustatymus arba realaus laiko duomenis apie autobusą. 10. mygtukas įjungia ir išjungia elektrinį arba elektromagnetinį stabdį, kuris skirtas transporto priemonę išlaikyti nejudančią be nuolatinio stabdžio pedalo spaudimo. Jis naudojamas trumpų sustojimų metu, pavyzdžiui, stotelėse ar šviesoforuose, kad būtų išvengta savaiminio transporto priemonės judėjimo. Mygtukai su skaičiumi 11 yra pavarų perjungimas. Kaip jau minėjau anksčiau, autobusas turi 4 pavaras. Taigi, dabar pereikime prie kairės autobuso prietaisų skydelio pusės. Pirmasis yra vadinamasis šviesos selektorius. Pirmas režimas yra automatinės šviesos reguliavimas. Tai reiškia, kad autobuse esantis jutiklis nustato, kada įjungti artimosios šviesos žibintus arba dienos žibintus. Antras režimas yra gabariniai žibintai. Trečias yra artimosios šviesos žibintai. O ketvirtas tai yra rūko žibintai. Mygtukas numeris 2 yra atsakingas už priekinio stiklo šildymą. Trečiasis mygtukas skirtas vairuotojo kabinos ventiliatoriui. O ketvirtasis mygtukas, jisai yra skirtas regeneracijai. Regeneracija reikalinga, kai reikia išvalyti DPF sodžių filtrą. DPF sodžių filtras yra šiuolaikinio dyzelinio transporto priemonių išmetimo sistemos komponentas, kuris fiziškai sulaiko suodžius ir kietąsias daleles iš išmetamųjų dujų.
taip sumažindamas jų žalingą poveikį aplinkai. 5. mygtukas yra avarinis signalas. Mygtukas numeris 6 įjungia apšvietimą salone. Mygtukas numeris 7 taip pat įjungia apšvietimą salone, bet jis yra ryškesnis. Mygtukai nuo 8 iki 10 valdo vidaus apšvietimą. Tarp jų yra tik nedideli skirtumai. Pavyzdžiui, mygtukas numeris 9 įjungia vidaus apšvietimą. 9 tai yra silpnas apšvietimas, o 2 yra ryškus. Paspaudus mygtuką 8 arba 10, kai vidaus apšvietimas įjungtas, išjungiamas apšvietimas esantis arčiausiai vairuotojo kabinos. O štai čia yra autobuso šviesos rodiklis, kuris nusprendžia, kada įjungti artimosios šviesos žibintus arba dienos žibintus. Jei lauke pakankamai sutemsta arba autobusas yra tamsioje vietoje, jutiklis siunčia signalą įjungti artimosios šviesos žibintus, o jei lauke yra šviesu, tai jis perjungia į dienos žibintus. O dabar, manau, mes esam prie kairiojo vairo žiedlapio. Taigi, mažas mygtukas numeriu 1 yra toks signalas, toks mažutis, paspaudė ir toks garsas didelis. Tai visus išgąsdins kelyje ir net ne tik kelyje. Kitas yra valytuvų valdymas arba priekinio stiklo plovimas. Galite pasirinkti valytuvo greitį. Tiesiog pasukite jį ir valytuvai įsijungs. O jei norite nuplauti priekinį stiklo plovimo skysčių, turite patraukti link vairo ir laikyti tiek, kiek norite išplauti. Trečias, pats lengviausias, tai yra posūkio signalas. O paskutinis šioje vietoje, kaip matėte anksčiau, tai yra tolimoji šviesa.
O štai čia, šioje vietoje, mes matome Mobitech ICU 602. Tai yra autobusuose naudojamas integruotas valdymo blokas, skirtas keleivių informacinių sistemų valdymui. Jis valdo maršruto tikslo rodymą, maršruto numerius, pranešimus apie artimiausią stotelę ir kitus prijungtus renginius. ICU 602 bendrauja su Mobitech arba Luminator kelionės tikslų ekranais per RS485 IBIS arba Ethernet jungtis. Jis gali automatiškai keisti maršruto arba stotelės informaciją, naudodamas GPS arba odometro trigerius. Įrenginys taip pat palaiko garso pranešimus ir gali būti atnaujinamas per USB arba tinklo jungtį. Apskritai, jis veikia kaip centrinės smegenys, koordinuojančios visas keleivių informavimo funkcijas viešojo transporto priemonėje. Dabar mes sustojame prie kairėje pusėje esančio skydelio. Tai pirmasis mygtukas yra maitinimo įjungimo arba išjungimo jungiklis. Tai yra pagrindinės transporto priemonės maitinimo jungiklis. Jis visiškai atjungia elektros energiją nuo akumuliatoriaus, kad būtų išvengta išsikrovimo, trumpojo jungimo ir gaisro, taip pat užtikrintas saugumas atliekant remontą. Paprasčiau tariant, tai yra būdas greitai atjungti visą autobusą nuo elektros energijos. Antrasis mygtukas yra vilkimo sijos jungties nukreipimo mygtukas, kuris valdo autobuso priekabą. Įprastiniu režimu jis laisvai nukreipia, kad autobusas galėtų pasukioti. Paspaudus mygtuką įjungiamas fiksatorius arba sustiprintas valdymas ir priekaba nebe taip smarkiai nukreipia. Tai būtina saugumo sumetimais, pavyzdžiui, siekiant užkirsti kelią autobuso posūkiui ant slidžios kelio dangos arba važiuojant atbuline eiga. Trečias mygtukas reguliuoja autobuso vairą ir prietaisų skydą. Tai būtina, kad kiekvienas vairuotojas galėtų pritaikyti savo darbo vietą pagal savo poreikius. Ketvirtasis mygtukas valdo šildytuvą vairuotojo kabinoje. Šildytuvas yra maždaug pėdų lygyje, o 5 numerio skėdelis valdo oro kondicionavimo sistemą. Svirtis numerio 6 yra rankinis stabdis, skirtas autobuso judėjimui sustabdyti. 7 numeris tai elektrinis veidrodžių reguliavimas. Veidrodžių reguliatorius leidžia pasirinkti kairįjį arba dešinįjį veidrodį ir reguliuoti jo padėtį. Ši funkcija padeda greitai ir tiksliai sureguliuoti veidrodžius, kad vairuotojas galėtų gerai matyti kelią ir autobuso šoninės zonas. O 8 numeris tai yra įkroviklis ir elektros paskirstytuvas. Elektros paskirstytuvas reikalingas nešiojamiesiems elektroniniams prietaisams maitinti. Tai šioje vietoje būtų tiek, manau. Tai o dabar judame toliau. O dabar mes esame prie skydelio centre, prie pagrindinio skydelio. Pirmasis didelis skaitiklis yra spidometras, tai kitaip greitis km/h.
Antrasis didelis skaitiklis yra tachometras, variklio sūkių skaičius tūkstančiais apsisukimų per minutę. Trečiasis mažas skaitiklis apačioje kairėje rodo degalų lygį. Ketvirtasis mažas skaitiklis apačioje kairėje rodo aušinimo skysčio temperatūrą. O penktasis centrinis autobuso ekranas skirtas informacijai vairuotojui rodyti. Jame rodomi svarbūs įspėjimai. Be to, ekrane rodomos sistemos klaidos, techninės priežiūros pranešimai ir duomenys apie autobuso veikimą. Jo užduotis užtikrinti, kad vairuotojas iš karto pastebėtų bet kokius gedimus ar veikimo nukrypimus. Dabar mes paklausysime biškį variklio garsą. O jeigu jums iškyla kažkokie klausimai, kas susijęs su autobusu, gal kažkokie techniniai parametrai ar dar kažkas tai galite drąsiai klausti komentaruose ir mes būtinai atsakysime. Arba sužinoti kažką iš video, ką mes nepasakėme, tai mes irgi galime į šį klausimą atsakyti.
tiems, kam įdomu, dabar truputį pravažiuosime Stolone ir klausysimės autobuso variklio riaumojimo. O štai tokia apžvalga pavyko mums šiandien ir mes tikimės, kad jums patiko ir iki pasimatymo.